Hello, sveiki mano žiūrovai. Ir šį kartą mes pakalbėsime apie metų laikus, seasons, mėnesius, months ir savaitės dienas, days of the week. Tiesiog perbėgsime per visus ir prie kai kurių taip pat išmoksime po vieną ar kitą posakį, kuris yra būtent sudaromas su tuo žodžiu. So, we start with spring. Pradedame su pavasariu. Spring. Su pavasariu galima panaudoti posakį be full of the joys of spring. Kai kažkas yra labai laimingas, labai pakilios nuotaikos, tarsi pilnas pavasario džiaugsmų. Be full of the joys of spring. Summer. One swallow doesn't make a summer. Viena kregždė dar ne pavasaris, sakome mes, ar dar ne vasara, o angliškai būtent sakome su vasara. Viena kregždė dar ne vasara. One swallow doesn't make a summer. Ne? Kai kažkas yra patenkintas dėl kažko ir tarsi jau galvoja, kad štai jau atėjo tas laikas, kai kažkas vyksta, ne, bet tai dar nėra, tai yra tik kažkoks pirmas ženklas, bet tai dar nėra, tarkim, pati vasara, ne? Summer. Autumn, ruduo. Ir posakis čia būtų autumn years. Autumn years mes naudojame kalbėdami apie vyresnio amžiaus žmonės, kurių gyvenimas jau, nenoriu sakyti, eina į pabaigą ar ne, bet kurie nugyveno jau labai daug metų, tai jų tas amžius yra nusakomas kaip autumn years. Winter, žiema, the depth of winter, sakytume gili žiema, ar ne, žiemos giluma. Taigi, metų laikai spring, summer, autumn ir winter. Pažiūrėkime į mėnesius. January, sausis. Sausį dažnai po naujų metų imamės visokių savo nuostatų, noro keisti gyvenimą, noro keisti gyvenimo būdą, užsibrėžiam įvairiausių tikslų. Taigi yra netgi posakis dry January. Žmonės, kurie mėgsta linksmai leisti laiką, kartais išgerti, tai nuo naujų metų kartais meta gerti. Ir būtent dėl to kartais January yra vadinamas ir yra posakis dry January, ne, sausis. February, vasaris. Ne, su kai kuriais mėnesiais nebus posakio, bet štai turime posakį su kovu. March. As mad as a hatter arba as mad as a March hare. Hare yra zuikis, kiškis, ne? Ir kvailas kaip kovo kiškis. Arba kaip kiškis kova. Tai mano klausimas jums komentaruose, kai žiūrite video, pakomentuokite. Gal žinote, iš kur atsirado šitie du posakiai? Na, vienas labai panašus, ar ne, bet as mad as a hatter arba as mad as a March hare, iš kur jie atsirado? Ne? Turėtumėt kai kurie žinoti, ypač tie, kas mėgstate skaityti. Ok, April, balandis. April Fool ir April Fool's Day. Tai balandžio 1, melagių diena, angliškai April Fool's Day. O April Fool tai yra būtent tas melas arba ta apgaulė, kurią mes iškrečiam kitiem žmonėm. Taigi balandis April. May, gegužė. Ir May Day yra gegužės 1, turinti savo atskirą pavadinimą. May Day. Dažnai vyksta įvairios pavasariškos šventės ir įvairios kiti renginiai ir būtent May Day šventimas. June, birželis. July, liepa. August, rugpjūtis. September,
rugsėjis, October, spalis, November, lapkritis, December, gruodis. Taigi, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. O koks jūsų mėgstamiausias mėnuo? Which month is your favorite? Arba jeigu sunku apsispręsti, kurį mėnesį jūs gimėte. My birthday is in December. I love winter. Mano gimtadienis gruodį ir aš labai mėgstu žiemą. Pažiūrėkime į savaitės dienas. Sunday. Angliškai įprastai savaitės pradžia yra sekmadienis. Todėl pirmiausia ir skaičiuojame nuo sekmadienio. Sunday. Posakis Sunday best yra apibūdinimas rūbų, kuriuos velkamės, ar ne, ir mes lietuviškai sakome išeiginiai rūbai, šventiniai rūbai, angliškai sakome Sunday best. Ne? So she wore her Sunday best. Monday, pirmadienis. Monday morning feeling. Žinote tą jausmą, kai pirmadienį nesinori į darbą ir visi sakome, tas pirmadienio rytas, tai angliškai sakome Monday morning feeling. Tuesday, antradienis. Ir kadangi užgavėnės visada būna antradienį, tai prie antradienio Shrove Tuesday. Prastai, tai užgavėnės vadinasi Shrove Tuesday. Yra žinoma ir paprastesnis variantas, galima tiesiog sakyti blynų diena, pancake day. Wednesday, trečiadienis. Įprastai po užgavėnį, visada, ne, po užgavėnį yra pelenų diena, todėl yra posakis Ash Wednesday. Thursday iš posakio, arba ne tai, kad iš posakio, bet vadinamas Maundy Thursday, tai yra didysis ketvirtadienis, ir ne, Velykų savaitės didysis ketvirtadienis. O tuo pačiu ir didysis penktadienis, penktadienis, Friday, ir mes turime Good Friday. Tai didysis penktadienis angliškai vadinasi Good Friday, o kalbant apie kitus posakius, tai kartais darbe, ar ne, kur reikalinga reprezentatyvi apranga, kuriuose vietose, įstaigose, įmonėse, penktadieniais leidžiama rengtis kiek paprasčiau, kaip kam patogiau, ir tai galime pavadinti dviem būdais. Casual Friday arba Dress Down Friday. Ne, taigi, tam tikrose vietose, on Friday, you can have Casual Friday or Dress Down Friday. Saturday, šeštadienis. Taigi, savaitė. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Which day is your favorite? Taigi, tiek apie metų laikus, mėnesius ir savaitės dienas, uždaviau daug klausimų, tai visų komentarų labai laukiu, o taip pat laukiu, kad prenumeruotumėt mano kanalą, spausdami subscribe ir paspausdami nykštį viršų, like, jeigu jums patiko šitas video. Ačiū ir see you next time, susimatysime kitą kartą.